Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidos apie žūklę maršrutas drieksis nuo Baltijos jūros kranto iki didžiųjų Dzūkijos ežerų trejeto. Vėjuoti orai mūsų komandą palaikė gerokai. Nuo šiaurinio Klaipėdos uosto vartų molo mėginome savo plekšnių ir net išalkusios lapės kantrybę, o ant Gėlo ežero vandens rankas miklinome, mėtydami silikoninius masalus ir laukdami to firminio lydekos smūgio. Apie tai, kokie nuotykiai mus persekiojo praėjusią savaitę, papasakosime laidoje apie žūklę, netrukus po reklaminės pertraukos. Praėjusią savaitę išties džiugino gerokai atšilusiais orais. Tačiau, kaip parodė įvykiai, per 15 laipsnių šilumos padalą perlipęs termometro stulpelis spalio pabaigoje ne visada gali teikti tos žvejiškos vilties, jog žuvys pačios lips į krantą ir kibs lyg pasiutę. Rudenį kartais taip nutinka. Kartais sunku suprasti, kur laikosi žuvis, ką jai pasiūlyti. Kur bebūtume įmerkę masalus, mūsų žūklės gerokai apsunkino ir stiprūs gūsius iki 20 metrų per sekundę įpūtę vėjai. Bet apie viską nuo pradžių. Šįkart su jumis sveikinamės nuo šiaurinio Klaipėdos uosto vartų molo. Su bičiulių kompanija 2 dienoms atvykome gaudyti Baltijos jūros plekšnių, kurios anot vietos žvejų, kai kimba, tai tik spėk žmogau viena meškerė dirbti. Pasisveikinę su vietinė lape, kurią prie kranto turbūt atvijo alkis, bei įvykdę pradedančiojo alpinisto normatyvo ropšdamiesi dideliais molo akmenimis, ruošėme žūklei. Ant specialios sistemėlės kabliukų virtinės vėrėme paprastą, bet laiko patikrintą masalą. Gabaliuką kuojos mėsos, kurią plekšnės su malonumu ryja, jei tik žvejys teisingai ją patiekia dugne. Kai sistemėlė surišta, kai masalai užverti, tolimesnė žūklė ganėtinai paprasta. Tvirtu nemenką svorį išlaikančių meškerykočių šveiti sistemą į jūros vandenį ir užvertęs galvą į viršūnę lauki to išganingojo kibimo. Nors laidoje visuomet stengiamės jums parodyti ir gražių laimikių, ir smulkiai papasakoti apie konkrečios žūklės niuansus, tačiau šįsyk tai dėja teks atidėti sulaukus geresnių laikų. Plekšnės ir jūra mus svetimšalius akivaizdžiai ignoravo. 7 žvejai per dieną sugavo vos 2 kiek didesnės už delną žuveles ir 1 grundulą. Vakarop nebarėme net varnos nušvilpusios masalui naudotą kuoją, nes aiškiai supratome, kad arba nėra kibimo, arba plekšnių čia kol kas nėra gausu. Žinoma, kaip gamtos mėgėjai galėtume pasiteisinti, jog praleidome gražią dieną ant jūros kranto, kad pakvėpavome grynų orų, o kasdienius rūpesčius iš galvų išpūtė vėjas, tačiau mes vis tik esam žvejai. Ir tokie pasiteisinimai tai tik gražus melas savo siekiant bent kiek sušvelninti tą beviltiškumo jausmą. Tiesa, pamenat, minėjome, jog žvejoti ruošėmės 2 dienas. Susirūpinę kukliai savo pasiekimais, prie vakarienės stalo sukūrė naują veiksmų ir vietos planą. Kitos dienos ryte ne tik, kad nieko nesugavome, o išvis buvome priversti pasukti namų link. Jūroje įsisiūbavo štormas ir net plyta užrišta vietoje svarelio nebūtų išlaikiusi masalo dugne. Na nieko, ne šįkart, tai vėliau, bet su šiauriniu Klaipėdos uosto molu ir šalia jo nardančiomis plekšnėmis mes dar pasišnekėsime. Kągi, gavę savotišką antausį prie Baltijos kranto, grįžome namo. Ir ilgai nemąstę, jau kitą dieną stvėrėme spiningus ir patraukėme didžiojo Dzūkijos ežerų trejeto link. Valtelę įleidę Metelio ežere patraukėme į mums gerai pažįstamas vietas lydekų ieškoti. Tiesa, ūbaujantys vėjai, plotuose esančias didelių lydekų buveines, povandeninius šlaitus ir kalnelius leido pašokuoti tik gerą pusvalandį ryte. Vėliau teko skubiai traukti į ramesnes vietas, mat bangų keteros
lydekos pradėjo siekti valties bortų kraštus. Arčiau krantų tiesa, vietos taip pat nėra beviltiškos. Vandens augmenija dar nėra sukritusi, tad šalia žolynų, kurie auga ant šlaitelių, lydekos turi kur pasislėpti ir jas ten sumedžioti galima. Kitas neblogas rodiklis – smulkios žuvies parodymai echoloto ekrane. Ten, kur smulkmės yra daug, ten neabejotinai turi būti ir dantytas, savo maistą ganantis piemuo. Pabandėme pamėdyti masalus ten, kur yra kalneliai giluminiai, kur iš gilumos išeina į kalnelį, bet dabar bandysime tose vietose, kur yra žolynas, tos vadinamos lydekinės žolės, ir jos po to eina į gelmę prieš šlaitą, prieš gilėjant maždaug apie nuo 4 metrų, tarp 4 ir 5 metrų, tai yra toks šlaitelis, kur nėra žolės ir šalia žolynų. Būtent tose vietose dar galima sužvejoti plėšrūną, lydeką, nes ten dar nėra sukritus žolė, dar yra kažkokios tai tinkamos vietos, kažkokios tai plėšrūnui pasislėpti. Štai iš ten bandysime jas ir išvilioti, nes, ant giluminių kalnelių kažkaip tai nelabai. Štai čia yra kaip tik tokia vieta, kokios mes ieškome, nes štai yra 4,5 metro, tačiau kiek paplauksime, ir jau čia nėra žolių, o kiek paplauksime ir bus jau staigus, štai toks matosi echoloto ekrane, staigus pakilimas, viskas. Mes čia gesiname motorėlį ir leidžiame inkarą, jau štai 2 metrai. Koks yra šlaitas, o štai akivaizdu, kaip krenta gylis, kaip didėja gylis echoloto ekrane, tai labai puikiai matosi, tiesiog aš virve leidžiuosi ir gylis padidėjo visų metrų. Tai reiškia, kad būtent toje vietoje nutrūks žolynų juosta ir kaip tik čia bus galima, tikiuosi, suvilioti lydeką. Vos po 14 metimų bei kelių pakeistų silikoninių masaliukų pagaliau sulaukėme ir pirmo kibimo. Po kelių dienų praleistų beviltiškoje žūklėje net nedidelė rudeninė lydekaitė nuramino žvejo sielą, jog įgūdžiai dar nėra atšipę kaip senas kabliukas ir tai, ką darai teisingai. Ne iš pirmo metimo, tačiau laimikis ir štai jau lydekėlė. Nedidelė, tačiau bet kokiu atveju rudenį tai yra išties smagus laimikis, beje, užkibęs štai ant paprasčiausio guminuko apginkluoto galvakabliu ir dar 3 šakučio. Štai, nedidukė, kaip žvejai sako, neįskaitinė. Iš tikrųjų, nors ruduo, oras pakankamai vėsus, tačiau štai davė dabar tokių kaip spalio mėnesio pabaigai labai šiltų orų. Dievas davė, galima būtų taip pasakyti, ar Poseidonas. Tačiau iš tikrųjų, žvejojant dideliame ežere, tiesiog reikia ieškoti tinkamų vietų, kur yra žuvies sankaupos, kalniukai kažkokie tai gylio perkritimai. Ir iš tikrųjų galima surasti lydekų ir netgi trofėjinių lydekų. Žvejojame virš vandenžolių, kurių daugelis yra jau sukritę prie dugno. Tai yra toks savotiškas žolių kilimas, tos žolės jau nebešviežios, jos jau tokios, sakykime, pabaigė savo vegetaciją ir lydekos ir guli kažkur tai visai prie tų žolių. Ir masalą joms reikia pateikti, sakykime, labai subtiliai. Todėl, sakykime, pagrindinis galbūt tos technikos bruožas būtų toks, kad jeigu žinome, kad yra ten maždaug toks gylis, tuomet, naudodami atitinkamo dydžio galvakablį, kai šiuo atveju aš galvoju, aš naudoju 10 gramų galvakablį, tai aš žinau, kad užmečiau, ten yra apie 4,5 metro gylio, skaičiuoju iki 3 sekundžių, 4 sekundžių ir viskas. Ir pradedu masalą vesti. Ir vedu šį tokiais laipteliais. Tai reiškia, kad paskuritės rankenėlę greitokai, patraukiu aukštyn, po to jis įskęsta. Ir vėl patraukiu ir palieku jį laisvai planiruoti. Būtent to planiravimo metu dažniausiai lydeka ir atakuoja masalą, būtent neaktyvi lydeka.
Ir tiesą sakant, yra pakankamai sudėtinga būtent pravesti masalą prie pat dugno. Labai dažnai nutinka taip, kad dėl dugno nelygumų, dėl žolių, ten aukščiau, žemiau tos žolės, kilimas tas, mes vis tiek užkabiname tą žolę ir ją ištraukiame į čia ir, sakykime, metimas būna šiek tiek sugadintas, kuomet tempime žolės uodegą paskui savo masalą. Bet nieko nepadarysis, tokia yra žūklė, tiesiog stengiamės užmesti ir pratempti masalą kuo arčiau dugno. Pusę metro, 30 cm nuo dugno, tai yra pats tas, ko mums reikia. O dugnu vesti čia tiesiog neįmanoma. Galbūt įmanoma džigauti, bet tai neįmanoma, nes pilnas dugnas yra sukritusių vandenžolių ir iš karto tos vandenžolės prikimba prie mūsų masalo ir viskas. Baigėsi kibimo tikimybė. Gali kilti toks klausimas, natūralus klausimas, kad galbūt reikėtų plaukti, žvejoti ten, kur tų vandenžolių nėra. Deja, ten nėra ir žuvies, nes būtent echolotas gilmatis rodo, kad ten, kur yra štai tos žolės, ten yra ir smulki žuvis. Ten, kur yra smulki žuvis, be abejo, yra ir plėšrūnai. Todėl, sakykime, kitos išeities tiesiog neturime. Žvejoti virš žolių kilimo ir stengtis tų žolių neužkabinti ant masalo. O dabar truputėlį apie techninius dalykus ir naujoves. Šįkart norime jums parodyti vieną įdomų, labai smulkų daiktą, kuris padeda prie pagrindinio valo užkabinti bet kokį masalą, pavadėlį ir bet ką, ko nori žvejas, nerišant jokio mazgo. Vokietijos gamintojas su meško ženklu tikina, ir mes beje tuo įsitikinome patys, jog tvirtumas yra 100%. Taip pat naudojant šią mini vielutę, valo trūkimo per mazgą rizika sumažėja iki 0. Dažnai spiningautojai, tiek ir aš, tam tarpe susidurime su viena problema, kuomet yra labai šaltas oras, o reikia užrišti, su plono valo giją, užrišti mazgą, tai sušalusiais pirštais tai būna gana sudėtinga. Ir beje, kai kurie pinti valai labai bijo mazgų ir netgi ir tie, kurie nelabai bijo mazgų, tai toje vietoje valas susilpnėja. Sakykime, tai yra silpniausia sistemos dalis. Tai štai Bėgr kompanija siūlo štai tokį, nežinau, ar čia išradimą, kaip čia pavadinti, bet tokią vėlytę, kuri, yra kaip mazgas, galima panaudoti kaip mazgas. Štai, tiesiog vienu galu veriame kažkokį tai masalą, ar tai gali būti galvakablio kilpa, ar pavadėlio plieninio kilpa, ar dar kažkas tai. Toliau išvalo padarę kilpą, iš pinto valo užveriame ant vienos kojytės, sukiame aplinkui 5 kartus ir viskas. Įveriame ją į antrąją kilpelę. Viskas. Mazgas be mazgo. Viskas. Tai toks, sakykime, užrišimo būdas, kurio yra stiprumas 100%, net ir tuo atveju, kuomet, sakykime, kažkoks tai valas mazgų nelabai nori atlaikyti. Būtent silpniausia vieta atsiranda mazgo surišimo vietoje. Ir jeigu reikia atrišti, viskas vėl labai paprasta. Išfiksuojame, išfiksuojame, atsukame, atvyniojame, viskas. Šiandieną spiningaudami žvejojame tiek savo senai turimais spiningo štai silikoniniais masalais, tačiau testuojame tuo pačiu ir Bėgr guminukus vadinamus. Jie iš tikrųjų, pasiteisina, žvejai tikrai, taria tik tai gerą žodį apie juos, todėl, manau, kad bėdos su jais nebus. Nesu didelis vokiečių kalbos žinovas, tačiau man pasakė kiti žvejai, kad būtent ant šio pakelio yra užrašyta štai Bėgro, kad nuoširdžiai linkime kuo geriausios sėkmės. Mes lietuviai esame labiau pritaringi, matomai, kad vokiečiai netokie pritaringi šią prasme, todėl tikime, kad ir tie guminukai, taip kaip ir žada jų gamintojai, atneš tik sėkmę. O sėkmė nuo mūsų kol kas nenusisuko. Nors žuvis labai neaktyvi ir kol kas sugavę vieną lydeką ant viso Metelio ežero vandens esame rekordininkai, tačiau spiningo viršūnę prie tų vadinamų lydekinių barščių linijos vėl sukratė lydekaitė.
Šiaip tai nėra visai maža lydeka. Gal tik taip atrodo, tačiau ryte prasuka, stabdis suveikia, reiškia ne visai maža, žiūrėk. Ne visai maža iš tikrųjų. Jau čia vadinama įskaitinė gali būti. Jau čia ta vadinama įskaitinė lydeka ir beje susidomėjo štai bėro guminuku. Štai vėlgi lydekos apkibusios yra dėlėmis, kas rodo, kad vis tik jų aktyvumas nėra per didžiausias. Tik tiesiog kažkokiu tai ypatingų masalų, ypatingų pravedimo būdu, kažkuo tai, kas jai tinka, galima ją sudominti lydeką ir priversti išlysti iš tavo slėptuvės ir atakuoti masalą. Štai kaip šiuo atveju. Lydeka, maždaug pusės metro ilgio, tikrai ta vadinama legali, tačiau, mes ją paleisime, tegu jį savo gyvena savo stichiją. Vos prieš keletą savaičių rodytoje laidoje apie velkiavimą Kauno mariose, apie meškerykočius daug nekalbėjome. Te užsiminėme tiek, jog jie turi būti tvirti, kad atlaikytų giliai neriančio voblerio pasipriešinimą į vandenį ir pirmą galingą plėšrūno smūgį. Kita tema prasideda tuomet, kai masalą mėtome. Gerai suderinta įrankio visuma ir svoris ne tik nenuvargins rankos po kelių šimtų metimų, bet tuo pačiu leis gerai užmesti, jausti ir valdyti masalą. Norėtųsi keletą žodžių tarti apie patį įrankį, nes labai svarbi yra būtent viso įrankio suderinimas, visuma. Kotas, ritė, valas ir masalas. Žvejojant iš valties užtenka 2,10 m, 2,40 cm ilgio koto. Tikrai nereikia labai ilgo. Labai ilgi kotai dažniau yra naudojami būtent žvejojant nuo kranto, kuomet reikia toliau užmesti, kažkur pratraukti masalą pro žolės ar dar kažkur valtyje, to nereikia. Užtenka trumpo spiningėlio ir tiesiog žvejojant ne taip pavargsta ranka, tiesiog, tai daug patogesnis įrankis būtent tokiomis sąlygomis. Žinoma, turi būti gana lengva, patikima ir su preciziškai dirbančiu stabdžiu ritelė. Nes, masalai nedideli, valas nors ir pintas tvirtas, tačiau labai plonas ir galima jį nesunkiai nukirsti, arba žuvis tiesiog, negaudama valo atkarpos varginama žuvis, gali arba valą nutraukti, ar dar atsitikti kažkokia tai nelaimė. Tai nėra suderinama su mūsų žūklės poreikiais. Dar apie įrankį reikėtų pasakyti, kad jis turėtų būti priderintas prie jūsų mėtomo svorio. Ant kiekvieno įrankio yra svoris užrašytas, tai kaip, sakykime, 10, 50, 10, 40, 10, 30 gramų, 5-30, priklausomai nuo to, kokį svorį mėtote, toks turėtų būti ir įrankio svorio testas. Žvejojant guminukais, kaip šiuo atveju šiandien žvejojame, tai mūsų guminukai buvo maždaug 10 gramų svorio. Maždaug 8, 10, 12 gramų. O tai reiškia, kad spiningas turėtų mesti ne mažiau kaip 10 gramų. Tiesiog tokiu būdu suderinus įrankį ir tolimi metimai neblogai išeina ir jausti masalą yra patogu, valdyti masalą. Beje, kalbant apie masalą, žvejojant lydekas, prie galvakablio ąselės papildomai prisegame ir nedidelį trišakį kabliuką. Šiuo atveju, kai žuvis kibo labai atsargiai, vieną laimikį išgelbėjo būtent papildomai į guminuką įsegtas trišakis. Kai žuvis nelabai aktyvi, tai tas trišakutis, tiesą sakant, labai padeda. Labai dažnai būna, kad lydeka užkimba tik už vieno trišakučio kabliuko. Reiškia, tuo atveju jau būtume savo trofėjaus nematę. Tiesiog jis būtų arba neužkibęs, arba būtų tiesiog labai greitai atsikratęs nuo mūsų masaliuko. Beje, kaip žinia, žvejojame PE pintais valais, todėl, sakykime, tas
amortizacija yra mažoka, ko tai irgi gana tokie standus, palyginus standus lydekų žūkliai. Todėl, labai dažnai lydeka kratydama galvą ir viską tą masalą labai nesunkiai gali iškratyti. Todėl reikia imtis visokiausių priemonių, kad būtų kuo mažesnė atsikabinimo tikimybė, nes, kaip šiandien parodė žūklė, kibimų tikrai nebuvo daug. Kągi, nors ir girdėjome, kad ten ar ten praėjusią savaitę kažkas žvejojo kur kas sėkmingiau, tačiau mums turbūt pritrūko to žvejiškos laimės, kurios net nešė nei Baltijos pakrantėje sutikta lapė, nei nuoširdus sėkmės palinkėjimas ant masalų pakelio. Nors tiesa, sakyti, kad nieko nesugavome, taip pat negalime. Bet kokiu atveju, ruduo ir rudeninės žūklės sezonas tęsiasi. Tai štai tokia šiandien mūsų laida. Įdėjome tikrai labai daug pastangų. Pradėjome žūklę prie Baltijos krantų Klaipėdoje, o baigėme čia prie Dzūkijos ežerėlio. O dabar trofėjinio laimikio konkursas. Laida apie žūklę skelbia trofėjinio laimikio konkursą. Jei tau pavyko sužvejoti įspūdingo dydžio žuvį, nedvejodamas siųsk jos nuotraukas elektroniniu paštu apie žūklę@gmail.com. Parašyk mums, kur, kada ir ant ko žuvis buvo sugauta ir, žinoma, nepamiršk nurodyti tikslaus laimikio svorio ir ilgio. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją, kurią mūsų laidos draugas žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Primename, laimikių nuotraukas galite mums siųsti elektroniniu paštu apie žūklę@gmail.com. Kad gero kibimo šią savaitę pasigėdome ne tik mes, rodo ir šios savaitės trofėjinio laimikio konkursas, į kurį buvo atsiųstos vos kelios, bet deja trofėjaus vardo nelabai vertos nuotraukos. Šį kartą nugalėtoją nusprendėme išrinkti iš senesnių laiškų. Negalime užmiršti 6 kg 300 g salačio, kuriam Neryje blizgutę įsiūlė nuolatinis mūsų konkurso dalyvis Tomas Markevičius. Sveikiname Tomą, efektingas 82 cm ilgio laimikis jam pelnė mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtą prizą. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų. Sveikiname trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien laidoje viskas. Susitiksime lygiai po savaitės. Ate!